Atsistojau ir supratau, kad jo, žiemą tai yra pats geriausias dalykas, ką tu gali daryti. Vėjo reikia daug mažiau, sąlygos lengvesnės, o greitį pasiekti gali labai gerą. Ir tas pradėjo vežti. Aišku, užkabino tai prieš 20 metų, kai draugas davė pabandyti. Paskui pasidariau savo pirmas ledroges, ir paskui pradėjau pamatyti, ko reikia joms. Pradėjau konstruoti labiau sudėtingas. Aišku, dar kas yra labai smagu, tai bendruomenės. Žmonės tie patys, kurie buriuoja ir vasarą, jie buriuoja ir žiemą. Ir su jais tas ištisas be pertraukos bendravimas irgi duoda savo labai daug pliusų. Tai yra posūkis, greitis ir adrenalinas.